Prieš 2 savaitės Trakose įvykęs išpolis prieš filipinietį verslininką Andy Hernandesą 7 metus Lietuvoje gyvenantį egiptietį Ihabas Aleris sukrėtė, tačiau nenustebino. Arabų kilmės vyras teigia, kad keiksmų, užgauliojimų ir netgi smūgių dėl įsišaknijusios dalies lietuvių neapykantos tamsaus gymio svetimšaliams neišvengia didžioji dalis Lietuvoje įsitvirtinti bandančių imigrantų. It happened a lot in the streets, in my neighborhood. Tai nutinka nuolat tiesiog gatvėse. Prisimenu vieną įvykį, buvome keturiese, sėdėjome Vilniaus gatvėje, centre. Iš mūsų išvaizdos buvo aišku, kas mes tokie, ir vienas praeivis įėjo dviese labai garsiai vidury gatvės riebiai nusikeikė. Jūs arabai, varykit atgal į savo šalį. Reikėjo pamatyti mūsų veidus, buvome šokiruoti. Netgi mano kaiminystėje, aš tiesiog einu ir pamatau kokį nors žmogų iš gretimo namo šaukiantį. Arabai. Ir šiaip išgirstu užgaulių žodžių gatvėje, aš juos laikau grasinimu. Kartą buvau užpultas 3 žmonių, manau, jie buvo lietuviai, tai nutiko mano kaiminystėje. Mane sumušė, sulaužė šonkaulį. Kreipiausi į policiją, parašiau pareiškimą, tačiau jau 3 metai iš policijos jokio atsakymo. Kaip košmarą egiptietis prisimena ir darbo paieškas, vedęs lietuvę ir nusprendęs apsigyventi Lietuvoje, aukštą išsilavinimą turintis vyras 2 metus intensyviai ieškojo darbo, tačiau atsimušdavo kaip į sieną. It was so hard to find. Send hundreds of CVs. Buvo labai sunku, siunčiau 100 CV į įvairias bendrovės, tačiau keisčiausias dalykas buvo tas, kad nors aš atitikau 100% kai kurių darbo skelbimų reikalavimų, tačiau negavau jokio atsakymo ir nebuvau pakviestas į darbo pokalbį. Iš pradžių Ihabas manė, kad pagrindinė kliūtis kalbos barjeras, tačiau vėliau suprato, kad koja kiša tai, jog jis atvykėlis iš trečiosios šalies ir musulmonas. It is like when they read the CV, first line, nationality Egyptian, he close and he not read. Panašu, kad darbdaviai atsivertė CV ir pamatė jame užrašytą tautybę. Egiptietis iš karto darbo prašymą užverčia ir net neskaito, nesigilina. Negauni jokio atsakymo, nei taip, nei ne, nei ačiū. Negauni šansų susitikti dėl darbo interviu ir pašnekėti akis į akį. Aš turėjau ir išsilavinimą, ir kvalifikaciją, ir patirties savo srityje, tačiau negaudavau jokio atsakymo ir tai buvo keista. Šiuo metu Ihabas Aleris dirba vienoje norvegų kompanijoje Vilniuje, taip pat socialinių konsultantų Centre Plus, kuriame teikiama informacija imigrantams iš trečiųjų šalių. Ihabo tautietis, arabų ir prancūzų kalbos dėstytojas Ahmedas Dageris nevadina Lietuvos atvykėliams nedraugiška šalimi, tačiau sutinka, kad problemos tamsaus gymio ir kitokio tikėjimo žmonių tyko ne tik gatvėse, bet ir valstybinėse įstaigose. Žmonės, kurie aš pirmą kartą susipažinau, iš kur tu esi, jis klausia, aš iš Egipto. Egipto. Gerai, viso gero. Kartais tikrai, ir nesu manam tik tai, esu mano draugas, pavyzdžiui, iš trečių šalių, ypač afrikiečiai. Tikrai, ne visi čia Lietuvoje patinka bendrauti su mumis, nes galvoja, kad mes esam iš kito pasaulio. Bet mano draugais, kurie juoda, kaip skin? Juoda oda, tikrai žiūri daugiau, nes tikrai juoda oda tai čia Lietuvoje kažką labai sudėtinga. Migracijos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 30 000 imigrantų iš trečiųjų šalių, kurie sudaro 1% visų šalies gyventojų. Trečdalis jų laimės ieško sostinėje. Mūsų šalis yra, kaip pasakyti, Europos gal ir kryžkelėje, kur srautas užsieniečių eina per mus ir Europos Sąjungoje pabuvę, pasimokę, atvažiuoja pas mus mokytis, kuria šeimas. Taip pat džiugu, kad į Lietuvą atvyksta vis daugiau žmonių. Tai atneša savo kultūrą, savo kažkokius tai norus, siekius, kažką įneša mums naujo, mes pasimokom kažko tai naujo. Tačiau visuomenės apklausos rodo, kad lietuviai anaiptol nesidžiaugia atvykėliais, ypač iš Afrikos ir Azijos šalių. Neigiamas požiūris į kitataučius nesikeičia ir net stiprėja nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Šiemet pavasarį Etninių tyrimų instituto užsakymų atliktų apklausų duomenimis beveik 60% žmonių nepritarė, kad į Lietuvą gyventi ir dirbti atvyktų imigrantai iš Afrikos. Nepageidaujami ir kinai, turkai, jų mūsų šalyje nenori matyti daugiau nei pusė respondentų. Be to, lietuviai paprastai vengia kontaktų su imigrantais.
tiesioginių kontaktų yra labai mažai. Praktiškai, jeigu ten žiūrėti su verslininkais, tai vos siekia 5%, kad gyventojai turi kontaktų su verslininkais užsieniečiais, su studentais irgi ten iki 10%, su migrantais dirbančiais irgi labai mažai, iki 10% turi tokių tiesioginių kontaktų. Praktiškai 30% neturi jokių kontaktų, jokios informacijos. Vertindami neigiamas tendencijas užsieniečių atžvilgių, sociologai sako, kad visuomenėje stiprėja stereotipai, esą iš neturtingų šalių atsibastę atėjūnai užims darbo vietas, sukels socialinius neramumus, skleis mums nepriimtiną kultūrą, o sukūrę šeimas gadins lietuvių etninį grynumą. Pavyzdžiui, prieš 2 metus beveik 60% apklaustųjų pasisakė už tai, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio imigrantų integracijai, o šiemet taip mano tik 42% žmonių. Beveik 53% lietuvių nenori, kad jų vaikai mokytųsi vienoje klasėje su imigrantų vaikais. Tai irgi signalas pasauliui, kad tai yra nedraugiška šalis kitataučiams, tai ta prasme, kad įvairovės vertybės šiandien neįgyvendinamos. Ir be abejo, kad tai rodo, ir kaip ir pati visuomenė nukenčia, nes vėlgi pas mus tyrimai rodo, kad visuomenė galvoja, kad migrantai drenuoja mūsų socialinę sistemą. Bet jeigu žmonės dirba, jie moka mokesčius ir turi tas socialinės garantijas. Neišprusimas yra pagrindinė neapykantos kitataučiams ir kitos rasės žmonėms priežastys. Neišprusimas, nežinojimas, kad tik skirtybių vienybė daro pasaulį ir visuomenę ir žmogų įdomų. O didžiuoti savo etniniu grynumu, aš manau, mes neturėtumėm, todėl kad lietuviai patys yra maišyti. Mumise teka ir lenkų, rusų, žydų, baltarusių, vokiečių, švedų, prancūzų kraujas. Taip kad nevaidinkime, kad čia mes įkūrę grynaveislių žmonių visuomenę. Savo kavinėje Trakuose sumuštas filipinietis verslininkas ir Newsweek fotografas Andy Hernandesas pasauliui pasiuntė žinią, kad susidorojimas su juo įvyko dėl rasistinių motyvų. Verslininką užpuolė Stanislavas Narkevičius, pravardę Narkušą ir jo sėbrai, filipinietį išvadino beždžione, juodaodžiu ir kitais rasistiniais žodžiais. Dėl šio incidento Filipinų ambasada Lietuvos užsienio reikalų ministerijai atsiuntė notą. Žmogaus teisų stebėjimo instituto vadovo Henriko Mickevičiaus teigimu, kol į kitaip atrodančius, kitokią religiją išpažįstančius žiūrime kaip į grėsmę, tokių išpolių buvo, yra ir bus. Kalbėti šiandien apie žmogaus teises valstybės institucijose iš savo patirties, pasakysiu, tapo nepopuliaru. Geriau, jeigu nori, pavyzdžiui, apie kažką šnekėti, geriau nenaudoti frazę žmogaus teisės, tolerancija ir taip toliau, nes čia kai kam skamba negerai. Tai labiau tinkama šiandien kalbėti apie pareigas, apie tarnavimą šeimai, bažnyčiai, bendruomeniai, tautai ir taip toliau. Pasak Henriko Mickevičiaus, žmogaus teisų stebėjimo institutas jau ne vienerius metus skambina pavojaus varpais, kad žmogaus teisų būklė Lietuvoje blogėja, tačiau į tai niekas nekreipia dėmesio. Maža to, kad nėra jokios žmogaus teisų politikos Lietuvoje, nėra institucijos, nėra netgi pareigūno, kuris atsakytų žmogaus teisų politikos formavimą Lietuvoje. Tai yra, nėra institucijos arba pareigūnai, kuris stebėtų situaciją, analizuotų, darytų išvadas, identifikuotų problemas, siūlytų sprendimus ir taip toliau. Tokio darbo Lietuvoje niekas netlieka. Pagal galiojančio įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatas užsieniečiams gyvenantiems Lietuvoje turi būti sudarytos sąlygos politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai integracijai. Remiantis įstatymų, migracijos departamentas atvykėliams iš trečiųjų šalių išduoda laikinus, o po 5 metų, jeigu žmogus atitinka visas įstatyme numatytas sąlygas ir nuolatinius leidimus gyventi ir dirbti Lietuvoje. Tačiau tuo rūpestis imigrantais paprastai ir baigėsi. Pasak Tarptautinės migracijos organizacijos atstovės Audros Lipavičienės, Lietuva šioje srityje atsilieka nuo kitų ES šalių. Specializuotos įstaigos užsieniečių integracijai Lietuvoje nėra. Čia gal problema dar didesnė, nėra iš tikrųjų ir strategijos, ir nėra politikos. Bet čia pradėčiau gal dar nuo toliau, nėra aiškios politikos, o ką mes, imigracijos kokia yra politika. Ar mes norim prisitraukti trumpam, kad jie būtų kaip darbo jėga, ar mes norim prisitraukti, kad jie čia liktų gyventi ir integruotųsi, tai va šito kaip ir nėra. Lietuva, Lietuva!
Ekspertų teigimu, nepakantumas kitos tautybės, kitos odos spalvos žmonėms klėstės tol, kol centrinė Vilniaus gatvė kovo 11-ąją bus atiduodama rasistinius šūkius rėkaujantiems, fašistinę simboliką pasipuošusiems neonaciams ir kol bus toleruojamos ir kai kurių politikų reiškiamos nuostatos. Ir užmuškit tą žinoką! Na, visuomenėje dar yra tokia problema, manyčiau, kad tiek vieši asmenys, ypatingai politikai, leidžia savo iš tikrųjų viešai išsakyti ir ksenofobinės, ir homofobinės nuostatas ir lieka nebaudžiami. Ta prasme nebaudžiami, ne vien tik tai į baudžiamą atsakomybę būtų patraukti, bet nėra kitų balsų, kurie nepritartų tam. Irgi svarūs balsai pasakytų, kad ne, mūsų visuomeniai tai nėra vertybė juodinti kitus žmonės, bet tai yra nutylima ir, kai yra nutylima, palaikomas tas pats ksenofobinis ir toks homofobinis kontekstas. Jeigu pas mus ir pasisako valstybės vadovai, reikia pripažinti, kad pastaruoju metu jie pasisakydavo ir po kovo 11-osios eitynių, bet toks vis tik susidaro įspūdis, kad pasisako dėl to, kad reikia pasisakyti. Kad kažkokio tokio didelio nuoširdumo nesimato. Norime to ar ne, tačiau kitos rasės žmonių gatvėse, parduotuvėse ir darbovietėse matysime vis dažniau. Migracijos departamento duomenimis atvykėlių iš trečiųjų šalių srautas didėja. Pavyzdžiui, Vilniuje 2008 metais gyveno 8,5 tūkstančio imigrantų, o šiuo metu 12 tūkstančių. Kasmet išduodama apie 5 tūkstančiai laikinų leidimų gyventi Lietuvoje.